koja nutirpo. Ką, Modestai? Sakau, koja nutirpo, tu čia Nieko negirdžiu. Tu neik arčiau, čia viskas tuoj sprogs. Sakau, koja nutirpo. Tu nekrutink kojos. Tu ten ramiai stovėk, nieko nekrutink, o aš tu ateisiu ir pagelbėsiu. Blemba, neik niekur. Neik. Pats užmins ant minos. Gerai, aš atsargiai. Velnias. Koja tirpsta. Laikykis, Modestai. Negaliu. Modestai. Ką? Tau labai su gerklė blogai. Nieko negirdžiu, ką tu šneki. Pats žinau, kad man blogai. Dabar geriau. O, dabar žymiai geriau. Stovėk ramiai. Eik tik tai atsargiai, pats į miną įlipsi. Atsargiai, iš lėto. Velnios koja dreba, negaliu. Aš to ją paleisiu, to viskas išlėks į orą. Laikyk, Modestai. Laikyk. O, rupūžė, čia jau blogai. Kas blogai? Oho. Tu spaus koją, kiek gali. O tai ką aš darau? Bet jinai taip dreba, kad aš to ją pakelsiu ir ta mina mane perplėš pusiau. Duok Jorę. Ne, neduosiu Jorės. Aš noriu ją pasilikti čia, su savim. Jinai man parašė laišką, kad čia mes su ją būtumėm laimingi. Robertai, čia likimas toks. Jis mane čia atvedė. Ir užvedė ant šitos prakiktos minos. Čia visako, Robertai, pabaiga. Tu supranti, visako pabaiga. Gelbėk Jorę. Eik. Ne, Modestai. Tavo likimas yra netoks. Tavo likimas yra likti Vilniuje ir daryti žmonėm grožį, dovanoti laimę, gėrį ir tau dar duoną reikia išmokti iškepti, Modestai. Robertai, sakau, eik iš čia. Negaliu, Modestai. Ir be to, čia ne Jorė tau laišką parašė, iš tikrųjų, čia mes parašėm, nes tu buvai taip emociškai prislėgtas, toks nuliūdęs, mes galvojom padėti. Čia aš kaltas, kad tu čia atsidūrė. Velnio, tu čia nekaltas. Čia likimas. Robertai, čia likimas. Eik iš čia. Eik. Palauk, Modestai. Nestoj čia. Aš nebegaliu užlaikyti. Robertai, ką tu darai dabar? O dabar, Modestai, pakel koją. Velnio, aš nekelsiu kojos. Ką tu darai? Greičiau kelk koją. Mes išlėksime abudu į orą. Kelk greičiau koją, sakau. Kelk. Koja? Kelk. Atsargiai, Robertai, atsargiai keliu koją. Kelk. Taip, būžė. O dabar eik, Modestai. Niekur aš neisiu. Eik su Dievu, nes viską čia tu ištaškysiu. Šūdo aš tau eisiu. Aš būsiu su tavim. Eik, Modestai, čia ne vieta ir ne laikas. Jau tu net nesiginčyk, aš lieku su tavim. Nu gerai, einam abu. Kur? Nu ten, ant skaičiaus 3. Tu. 1. Taip. 2. 3! Aha, žodžiu, ta boba nori pamatyti Adrianą, ne? Jo, Jana nori įsitikinti, kad avarija buvo, iš kur mes gausim Lamborghini, chebra. Sakiau, kad lengva nebus. Plemba, čia iš vis žopa yra, nori teismų, Jana iš vis kažką durna yra. Viskas kerpam pirštą. Palauk, Galia, kaip tai pirštą? Taigi rėks per visą rajoną. Reikia, Galina, prašau, Sofija, nepaliks manęs bėdoje, jį duos pinigų. Reikia tik palaukti. Gerai, nusiusim tavo pirštelį, tada tavo Sofija kitaip užgėdos. Ponia Galina, o gal žiūrėkit, paskambinam policijai, priduodam šitą, o ką policija ras, mums priteisi viską. Tarimės be policijos. O, labai gerai, nukerpam pirštus ir priduodam policijai. Stop! Yra pinigų. Kur? Mano juodos tašės dugne, pas Sofiją. Guli. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Na, o lydėti nėra ko. Vis tiek šiandien tokia diena, kaip iš naujo gimė. Žinai, kodėl? Todėl, kad laiko atšokom nuo tos minos. Ne. Jorė mus mato. Jorė mus išgelbėjo. Kaip gerai žinot,
kad tave kažkas mato. Kaip kelionė? Palikom Jorį ilsėtis, noriu pabūti vienas. O vietą įsidėmėjot? Aha. Tos vietos tai jau mirsiu neužmiršiu. Tau viskas gerai? Aha. O jam? Aha. Bet jam dabar atrodo, kad Jorė stebi kiekvieną jo žingsnį. O tai nėra blogai. A kaip čia pasakius? Čia paranoja. Paprasčiausia paranoja, kai tu įsivaizduoji, kad tave persekioja. Sakai, stebi. Tai čia vienas ir tas pats. Kur Alina? Ji su Meda mieste prašė paskambinti, kai grįšit. Tai pasakok. Kaip ten sekės? Aha. Iš pradžių Alinai reikia paskambinti. Vėl tu? Adrians prašė krepšį. Kokio krepšio? Sakė, juods, ten daiktai jo. Gerai. Patraukit. Pasaulio. Kas jums ir, ponė? Taip ir maniau, jis nusprendė mane palikti, taip, to ir tikėjausi. Ne, Ans krepšį prašė. Tai tame krepšį visi jo daiktai. Tai gal Ans ilgiau ten nusprendė pabūti, jam reikia daiktų, Tai kaip jūs manot, šitaip galima elgtis su moterim, ką aš jam padariau, kuo aš nusikaltau, kad aš jį myliu? Žiūrėkit, išklausykit mane, ponė, girdit. Duokit jūs man tą krepšį, o Ans grįž ir galėsit išsiryškinti, Ne, palaukit, jūs man paaiškinkit. Tai jisai supyko dėl to, kad aš nesurinkau tų pinigų jam. Aš jo nemačiau, aš nežinau, jis pyksta, nepyksta, gali duot man krepšį. O jūs rėkit ant manęs? Neduosiu. Kaip tai neduosiu? Pasakiau, kad neduosiu. Ko tu man akis draskai? Dar kelsi balsą, iš viso mentus iškviesiu. Lauk iš namų. Ana sakė, neduos. Į kamentus iškvies, blemba, tai ką man reikėjo pasilikti, ką man laukti reikėjo. Aš pati kokia durna buvo. Durna, blemba. Ryčka, o ten to chloroformo dar liko? Kostė, gal čia nusišneki, Ką, Kostė? O kaip kitaip tos pinigus paimsi? Konstantinai, tu labai gerai sugalvojai. Kostė, tu nuvažiuok, užmigdyk tą bobą ir paimk tuos pinigus man reikia. Kodėl aš? Kodėl aš? Taigi manęs jinai pro duris neįleis, o Ryčka ten jau kiaurai vaikšto. Ne! Aš jau to šūdą į rankas tikrai neimsiu, blemba. Pats visą laiką užmėgu, tikrai neimsiu, man jau nereikia. Richardai, tu supranti, tie pinigai jau ranka pasiekėmi, nuvažiuok, būk geras. Man reikia tų pinigų, man skolas atiduoti reikia. Richardai, aš net dažnai tavęs prašau pagalbos, bet dabar prašau kaip mechanikas mechaniko, kaip draugas draugo, kaip tėvas sūnaus. Padėk. Bet blemba, mane pasodins vėl, Už ką? Ryčka nepasodins, kad tu to vagies pinigus paėmė, tikrai niekas nepasodins. Gerai. Tik tai aš chloroformą va čia susipilsiu. Net su marlėm, blemba, nebežaisiu aš daugiau. Viskas. Žodžiu, Egidijau, visą kelią Modestas tvirtino, kad čia Jorė mus išgelbėjo nuo mirties. Naujas pamišimas. Mina buvo netikra, mokomoji. Rūklagi vyksta kariniai mokymai. Tai aš dabar ir pats suprantu, kad mokomoji, kad netikra, tikros keveldros musgi būtų skutais išnešę. O dabar ta urna taip pakėlė taip gražiai viršų, tuos pelinus dar gražiau pabėrė tam gamtos prieglobstį tarp samanų. Va, troškinio atnešėm, kurį Modestas labai mėgsta.
Nu, kaip sekėsi pelinus išbarstyti? Su nuotykiais. Su nuotykiais? Bet pavyko. Kokiais nuotykiais? Ai, tokiais. Prisijokėm iki soties. Pasiklydę buvom. O tai kur Modestas? Mėgamajam. Nori pabūti vienas. Liūdna jam. Liūdna? Nu tai ir gerai, tai tvarkoj. O gedulas vadinasi prasidėjo. Normalų žmogų atvirto galų gale. Vėl tu? Laiškas nuo Adriana. Plemba. Čia nieko neparašyta. O. Joris telefonas. Į tą dieną man skambino. Lyg norėdama pasakyti kažką labai svarbaus. Man buvo operacija. Operavau prakeiktas ausis. Ir kabinete palikau telefoną savo. Jeigu būčiau atsiliepęs, gal būtų buvę viskas kitaip. Gal ji nebūtų taip skubėjusi, nebūtų tos prakeitos autoavarijos. Nesinervink, Modestai. Aš neužmigsiu. Vis galvosiu, ką ji norėjo man pasakyti. Girdit? Ar girdit? Žingsniai. Ten viršui. Miegamajam. Jorė žingsniai. Niekas nejudėkit. Tyliai. Nieko gero. Žingsnius girdi. Tai gerai, kad dar žingsnius. Kai prasidės balsų girdėjimai, viskas. Šizofrenija ir atims iš jo daktaro skalpelį. Kodėl? Kaip kodėl? O tu duotumės operuojama tokio daktaro, kuris balsus girdi. Nu, ko čia dabar gazdina? Tiesiog žmogus išbarstė pelenus ir dabar va įspūdžiai tokie. Man atrodo, jam jau pasimaišė. Aha. Žinot, aš einu į lauką. Pasižiūrėsiu, kad jis tai pro langą neiššoktų. O ką?
Aš ją mačiau. Mačiau pro langą. Ėjo. Jisai ten mėdą matė. Tai aišku, tavė platrinasi dar po langais. Ką čia darai? Reikia alaus. Teisingai. Šalto alaus su patelė, kad nusiramintum. Ne. Mes su Jore gerdavom alų iš vienos stiklinės. Suprantam? Jeigu jį ten, jinai supras kaip ženklą, kad aš žinau, kad jinai čia. Tokie senovės lietuvių papročiai. Alaus, duos Dievas alaus. Aš pasiduodu. O, čia. Oi, koks kvapas. Vyšnios su mentoliu. Super. Ryčka. Kaip yra? Ar yra, klausiu? Nežiūrėjau dar, patraukit viską. O, įdomiai atrodo, ne? Radot? Tai pakilėk. Atrodo nemažai. Ačiū Dievui nors kiek. O ką sakė, nieko nedarykim, į policiją veškim. Tarėmės be policijos. Būk geras, užkiškiam ausis. Klausyk, Kostė, žinai ką, padarykim jam, ką jis mums padarė. Tipo dujas paleist? Tu gal durna? Aš nežudysiu. Tai nereikia žudyti. Atsuk čiaupą, tegu nugaruoja, išveškite į mišką ir... Ačiū tau, Konstantinai, labai klausyk, aš bėgsiu. Ryčka, ačiū tau labai, vaikeli, tu auksinis žmogus, aš bėgsiu tau viską, Kostė paaiškins. Ką man Kostė paaiškins? Kostė, ką man turi paaiškinti? Babkės gavot, atriškinkit mane, Kostė. Moteris meluoja geriau. Moteris 10 metų melavo geriau. Dabar atėjo laikas vyrams. Pasmerkti grįžta. Žiūrėkite naują serialą Pasmerkti sezoną jau nuo vasario 5 dienos, pirmadieniais, ketvirtadieniais, 21 valandą, tik per TV3. Aš ugnis ir aistra, ir vanduo, ir šaltis.